Vertingų kultūros paveldo objektai, istoriniai pastatai ir kiti mediniai statiniai bei statybinės konstrukcijas nyksta dėl daugybės priežasčių, tarp kurių tokia reikšminga vieta skiriama biologiniams pažeidėjimams. Taip. Biologinis pažeidimas sukeliama žala tiesiog neįmanoma įvertinti, nes ji neretai būna užslėpta, dažnai didelė, o kartais ir negrįžtama. Todėl nenuostabu, kad organizuojami tokie seminarai, kurie sujungia daugelis profesijos specialistų, kad atsakytume į klausimus. Kaip išvengti pastato biologinės pažaidos, kaip organizuoti konstrukcijų turinčių biologinės žalos požymių tyrimo metodus, kaip įvertinti biologinės pažaidos laipsnį, kokie yra padaryti tos biologinės žalos padarinių likvidavimo metodai. Taigi, biologinis pažeidimas sukelia bakterijos, grybai, dumbliai, kerpės, aukštesni augalai, medieną ardantys vabzdžiai. Bakterijos iš savo gyvenimas patirties atrodytų, kad labai keista, taip, bet iš tikrųjų bakterijų labai didelis kiekis žemėje, jos egzistuoja visur. Kai ateina ekskursijos pas mūsų darbovietę, tai aš dažniausiai šneku apie mikrogrybus ir gilinsiuos labiau apie šitą temą, bet visą laiką aš sakau vieną frazę. Čia aš taikau mikrogrybams, bet šiaip iš tikrųjų tinka ir visiems mikroorganizmams. Taip, mes gyvenam jų pasaulyje, ne jie mūsų. Taigi bakterijos irgi yra toks įdomus faktas, kad jų yra visur. Jeigu mes paimsim 1 gramą žemės, tai ten bus apie 40 milijonų bakterijų. Ir biomasė bakterijų yra didesnė negu biomasė visų augalų planetoje. Taip, dominuoja štai tokie faktai. Atrodytų, kad bakterijos padarytos žalos mes negalim pastebėti, bet vis dėlto mes turim suprasti, kad tai vyksta tam tikri procesai. Iškart norėčiau būti advokatu, taip, šitų visų mikroorganizmų. Ne visada yra tik neigiama žala. Taigi dumbliai ir kerpės, dumbliai dažniausiai sutinkami išorėje pastato, jūs galite sutikti, ant šlapių, užliejamų, bet kartais ir gali būti sutinkami ir pastato viduje, jeigu ten yra nuolatinis vandens kažkoks šaltinis, taip, kažkiek daug lašo ir dar, nes dumbliai labai reiklus drėgmės poreikių. Kerpės netokios reiklios ir kerpės jau yra trumputėlį simbiozė tarp grybų ir dumblių, bet atrodytų mes šnekam apie medinį paveldą, bet šitie mikroorganizmai ir jau stambesni organizmai gali padaryti žalą ir kitom medžiagom. Pavyzdžiui, jau kerpės galima šnekėti apie žalą ir mūrui, akmeniui, kur mums atrodytų, kad beveik amžina medžiaga. Taip. Aukštesnie augalai tikrai nelabai galiu daug išsiplėtoti, bet tikriausiai kartais matyti tokių apleistų namų, čia todėl kartais nuotraukas bandau parodyti, kad apleisti namai ir jeigu išsivesti jau žoliniai augalai auga tarp rąstų ar dar kažką, tai irgi suprantam, kad tai yra ardanti mediena veiksnys, taip. Ir einu tiesiai prie grybų. Grybai tai yra atskira karalystė, labai didelė. Bendrai priskaičiuojama 1,5 milijono, bet tikriausiai tie skaičiai irgi yra plius minus, gal ir 0,5 milijono, nes iš tikrųjų tai yra labai daug. Taigi irgi iškart referuojam, kad ne visi grybai dalyvauja medžiagų biologinio pažeidimo procese. Medžiagų parašiamos medienos, bet ir akmens, reiškia, gali būti taip. Biodestruktorius apima zigomicetę, aukšliagrybai ir papėdgrybai. Maža to, kad jie yra labai skirtingų pagal savo sistematiką, jie yra labai skirtingi pagal savo dydį. Čia kažkiek įmanoma įžiūrėti, kad pradėjau nuo mūsų žinoma ir matoma pelėsio, mažiau matomų grybų ir tikrų grybų, kurie mes sutinkame. Taip. Taigi, kai aš bendrai sakau žodį grybai, kartais galima labai susipainioti, aš kartais tada, norėdama patikslinti, sakysiu, mikrogrybai, bus labai daug tokių veiksnių. Svarbiausia veiksniai, kurie nulėmė grybų raidą, tai yra drėgmė, temperatūra, šviesos intensyvumas, substrato cheminė sudėtis ir rūgštingumas. Tai iš tikrųjų drėgmė reikalinga grybams vystytis. Grybai tai yra labai didelė karalystė ir netgi mikrogrybai labai didelė grupė. Yra prisitaikę prie įvairių sąlygų, išmoko prisitaikyti.
Vilniuje, bet gal ir kur nors Kaune buvo toks lauko stendas, kur parašyta, grybai gyvena 400 milijonų metų. Taigi per tą laikotarpį jie sugebėjo, išmoko ir prisitaikė prie įvairiausių sąlygų. Taigi jeigu mes šnekame apie drėgmę, kokios drėgmės diapazonas yra palankiausio grybų vystymuisi, tai jis yra pradedam nuo 60 procentų santykinio oro drėgnio ir aukščiau. Taip. Bet vis dėlto mikrogrybai yra būdingi mūsų klimatiniam sąlygom. Tai yra tam tikras rinkinukas, kuris išmoko gyventi mūsų sąlygom. Išmoko gyventi, kai yra žiemos periodas, išmoko gyventi, kai yra vasara, gal jau dabar mokosi gyventi, kai darosi vasaros sausas ir ilgesnis. Temperatūra yra labai svarbus veiksnys. Grybams optimaliausias temperatūros diapazonas 24-34, kai kurie prašo 28-26, irgi yra įvairių. Dažnai sutinkamas mūsų namuose aspergilus nigeris, kurį gal tikriausiai girdite, yra didelė tikimybė, kad kaip tik jis čia ir pavaizduotas, gali net iki 0 ištverti. Taip, jam yra visai priimtina. Taigi pasakyti, kad jau mes pasirinksim kažkokią temperatūros diapazonas ir nei vienas grybas nemokės ten gyventi, yra labai naivu, kažkas kitas ten tuo metu ateis. Ir dar aš noriu pasakyti, kad man visą laiką darosi neramu, jeigu aš suprantu, kad ne vienas mikroorganizmas tokiuose sąlygose negyvena. Taip, tai reikia susimastyti apie tai. O koks drėgmės ir temperatūros sąryšys, kuris yra labai svarbus mums. Ir mediena kartais pradeda būti ir vabzdžiai, ir dar kažkas, ir mikrogrybai įsiveisia po palankėm ir dar kažką. Kodėlgi tai atsitinka? Todėl tai atsitinka, kad visuose patalpuose niekada nebūna vienodas sąlygos. Taip? Nes, pavyzdžiui, langas yra vėsesnis, viduje yra gal šilčiau, grindis liečia žemę, neliečia žemę, apačioj rūsys nėra rūsio. Taip? Ir temperatūros ir drėgmės santykių metu gali atsirasti toks gradientas, vadinamas rasos tašku, kai pradeda rasoti. Pavyzdžiui, mes visą laiką su tuo susidurėm, kad rasoja žiemą langai. Gal dabar mes rečiau susidurėm, taip, bet anksčiau tai tikrai buvo. Kodėlgi tai atsitinka? Viduje yra pakankamai drėgmės ir aukštesnė temperatūra, langas yra vėsesnis ir prie jo yra tam tikra vieta, tam tikras regionas, kur yra aukštas drėgnis, bet žema temperatūra. Ir užtenka, kad vandens karai, kurie yra aplinkoj, pradėtų kondensuotis. Tai leidžia iškart pradėti vystytis mikrogrybams. Iš kurgi atsiranda tie mikrogrybai mūsų aplinkoj. Tai, kaip ir pasakiau, mes gyvenam jų pasaulyje, jų yra milijonai, jie yra gamtoj, taip, ir jie atkeliauja su mumis, su oro srovė ir sporų visur yra labai daug. Taip. Vienas iš tokių svarbių, kai kurioje vietoje žmogus išmoko ir panaudoja jo savybę savo susikovoti su grybais, tai yra šviesos intensyvumas. Tai yra šiaip matomas šviesos spektras, netgi reikalingas grybams, nes tai yra reikalinga šviesa sporoms vystytis. Bet vienas iš šviesos spektrų, tai yra ultravioletinis spinduliai, apie kurie irgi pasakoja, tai iš tikrųjų jie pasižymė savo savybę nužudyti gyvybę. Taip? Taigi štai šitą savybę kartais irgi naudoja ir dezinfekcijai, sakykim taip, nuo mikrogrybų. Irgi pabrėšiu tik tiek, kad jeigu mes turim kažkokį meno eksponatus, istorinį objektą ar kažkokią kitokią vertę, mes turėtume labai daug įvertinti, labai daug savybių, ar tai nepažeis. Pavyzdžiui, ultravioletiniai spinduliai blukina pigmentus, truputėlį paspartina visus cheminius procesus. Visi prisimenam tokį variantą, kaip pamirštas sodyboje ar kur nors laikraščio popierius, taip, ant palangės, sakykime, kur gavo daugiau šviesos ir jūs atvažiavot po kažkiek 3 mėnesių ir pažiūrėjot, pirmas lapas yra pilnai geltonas, taip, kitas lapas yra šviesus. Tai yra tikrai
toks pats geriausias įrodymas šviesos poveikio medžiagiškumui, medžiagai. Taip. Taigi, tam, kad gyventų ir vystytų grybai, tai drėgmė, temperatūra, atrodytų šviesa kaip ir ne visai reikalinga, bet kažkiek jos reikia, taip, bet svarbu tai yra maistas, taip, tai yra substrato cheminė sudėtis, yra vienas iš svarbiausių tokių aspektų, bet iškart noriu pasakyti, visi substratai organinės prigimties, kažkas išmoko jas valgyti, taip, jeigu nevalgyti, tai išmoko ant jų gyventi. Taigi gaila, bet mediena yra labai skanus ne tik vabzdžiams, bet ir mikrogrybams maisto objektas. Taip. Čia mes nieko padaryti kaip ir negalim, taip, tik galim imtis tam tikrų prevencinių priemonių. Taip. Rūgštingumas irgi svarbu paminėti, todėl kad vis dėlto yra tam tikras diapazonas, jis įvardyjamas kaip nuo 4 iki 9 pH, bet ar ne tas pats aspergillus nigeris, jis gali ir 1,5, tai yra rūgštinė labai, sakykime, aplinka išgyventi, nes kodėl apie tai galime šnekėti, kai į mane kreipiasi žmonės, pas mane namuose yra pelėsis, ką daryti. Taip, mes visą laiką irgi stengiamės padėti, pakomentuoti, pasakyti ir visą laiką aš pradedu nuo to, kad yra priežastis. Taip, jeigu mes panaikinam tą priežastį, tikriausiai jo nebus. Ir tada imtis reikia priemonių, kai tai susitvarkyti. Ir jeigu mes norim bandyti, yra ir tam tikrų eterinių aliejų yra įvardyme, bet mes jau norim didesnio ir greitesnio poveikio, taip, kaip prevencinė priemonė tai galėtų būti, bet jeigu tai yra gyvenamos patalpos ir nenorėčiau siūlyti biocido, kurį galima pradėti nuo to, kad padaryti tam grybui sąlygos nelabai malonės gyventi. Taip? Tai yra, prisimenat, kaip aš pasakiau, tai prevencija drėgmė, bet žmogui gyventi irgi reikalinga drėgmė. Mes negalime sumažinti tiek labai, kad mums būtų nekomfortiška. Taip? Tada vienas iš variantų būtų pakeisti rūgštingumą. Ir kartais pavalymas su actu, žiūrint, kad jis nepakenktų toj medžiagą, kurioje jūs valot, galima panaudoti. Acto esencijas niekada nepaturiu naudoti, nes tai yra labai didelis koncentratas, taip, ir jūs nudeginsit savo rankas, bet paprasto acto 9% jūs galite pabandyti. Pavyzdžiui, jeigu tai yra, kas pas mus gali būti vonioj, dažniausiai, nes, sakykime, tai kreipiasi dažniausiai su problema, kad vonioj atsirado grybas. Plytelės, taip, tai reiškia tikrai mes žinom, kad actu aš nepakenksiu plytelę, taip. Pavyzdžiui, jeigu ten būtų kažkokie dažai padažyti, gal aš kartais suabijočiau, tada turėčiau, jeigu tai yra tik būtinis variantas, pabandyti kažkur, pažiūrėti, kaip veikia medžiaga, taip. Jeigu tai yra plastikiniam lentutėm ar dar kažką, nors ne visai ekologiškas variantas, taip, tai irgi galima drąsiai tai padaryti, taip. Jeigu mediena, tai reikėtų žiūrėti irgi, nes mediena dažniausiai yra aptirpta ir tai yra, vis tiek yra jau ir kitokių priemonių tada. Spiritas ir paprastas spiritas maistinis, jeigu mes sakysim ir dar kažką, tai yra tyrimai padaryti, kad 70% geriau, nes jeigu jis techniškai išvalytas ir koncentruotas, dažniausiai būna 96, o 70% yra geriausias veikimas, nes tokie tyrimai tikrai buvo daryti. Ir tikrai veiksminga priemonė dezinfekuoti, aišku, neskaičiuojant kaštų ir taip toliau, bet principas veikimo yra toks, kad yra suardama ląstelės membrana ir taip mikroorganizmas žūsta. Jeigu mes naudojam biocidus, tai medžiagas, kurios nužudo mikroorganizmus, arba, sakykime, aš dabar kovoju su grybais, taip, tai mane labai gąsdina toks dalykas, kad, kaip ir gydytojai irgi sako, su antibiotikais. Jūs nepersistenkit, nes gali ateiti tokia forma, kurią mes negalėsim susitvarkyti su šitais chemikalais ir turėsim ieškoti naujų. Taip? Tai ir su biocidais aš noriu visiems patarti tik tokį dalyką, minimaliai, kad mes
vėl neišnaikintume tą įprastą mums, su kuria mes išmokom gyventi ir kovoti tikriausiai biotą, taip, tai yra visumą mikroorganizmų, kad neateitų kažkokie nauji ir kiti. Aišku, išvengti mes visiškai negalim, nes tikrai ateina ir netgi su to, kad keičiasi klimatas, taip, mes galim gauti kažkokių naujų ateinančių ne tik didesnių augalų ar gyvūnų, kur mes galim girdėti, bet tikriausiai slenka ir, sakykime, mikrobiotas pasaulis pas mus kažkiek. Taip? Ir ne visada bus variantas, kad mes galėsim turimom priemonėm su to susitvarkyti. Tai aišku, toks hipotetinis ir teorinis kažkur į priekį variantas, bet aš savo profesiją kartais apie tai galvoju. Nes jeigu pas mus atvažiuoja eksponatai iš Taivanio, taip, aš labai susirūpinusi bėgu ir visą laiką bijau, kokiegi ten gali būti mikrogrybai. Mikrogrybams šarminė terpė, kas yra kalkinis paviršius ir dar ką sudaro kalkis, tai jie sudaro šarminį terpę, yra mažiau palanki gyvybei. Taip, tai todėl yra rečiau sutinkami, jeigu aš matau, kad lubos ar dar patalpos apdorotas, tai aš mažiau tikiuosi surasti tų mikrogrybų, taip, bet visiškai 100% niekada nėra. Taip. Ar naminiam grybui taip tikriausiai galėtų sudaryti gal kažkiek tai susijęta su tam tikra šiluma, kuri gali būti, nes jam yra sudaromas. Taip. Ir iškart sakau, kad vis dėlto tie ilgaamžiai grybai, taip, jie išmoka ir adaptuotis ir mokosi, ir tai yra gyvas organizmas, kuris kažkiek irgi evoliucionuoja. Taip. Aš negaliu sakyti, nes tai yra labai didelis procesas, bet aš tikrai pastebiu iš tokius dalykus, kur aš anksčiau nesitikėjau ir atrodytų, kad iš turimų žinių, kad tai galėtų pristabdyti, neleisti, kad ne visai suveikia. Taip, tas yra, ar tas yra agresyvumas, ar tas yra jų kiekis, arba tas mūsų užsidarimas, kad mes sudarom labai kitokias drėgmės ir temperatūros santykius pas mus savo patalpuose ir visur kitur, tada darosi kitokie truputėlį veiksniai. Tai yra visa sistema, kurios dedamuosius labai sunku vertinti. O kerpės kaip tik, dumbliai, sakykime, jiems reikalinga vandens, bet kerpės kodėl pavojingas? Kaip ir pasakiau, dumblė dažniausiai yra išorėje, taip, rečiau viduj, kerpės rečiau, jau labai retai viduj, nežinau, ar tikrai man sutikti, bet mes daiktą iš lauko atnešim, taip, nes dažniausiai kerpės yra iš išorės, nors mikrogrybai mėgsta vidinę patalpą, taip, išorėje yra daugiau ultravioletų ir jiems yra žalinga, bet kerpės gali sudaryti tos mikropasaulius, kurios jie sulaiko drėgmę. Šalia yra pavėsis, gal netiek lieka ultravioletui ir jis kažkur gali surasti savo milimetrą, kuris gali įsitaisyti ir pradėti savo veiklą. Nes tikrai labai sudėtingai sudaryti tokią sistemą, kad jam būtų labai negerai gyventi. Taigi, kaipgi pasireiškia tas grybų poveikis medienos ardymui? Tai jis gali būti mechaninis ir biocheminis. Mechaninis, nes grybas, mes girdėjom tokį pavadinimą, jeigu šitos didelių, tai grybiena arba micėlis, taip, yra auga štai tokiais siūlais, aš nežinau, ar jums gerai matomas, ir iš tikrųjų jis prasiskverbia į substratą ir jeigu mes sugebam jau pamatyti, sakykime, pelėsios žydinį, irgi nepaminėjau, kad pelėsės mes visada vadinam visą visumą, taip, tai yra paprastas mums buitinis pavadinimas, bet, sakykime, mikrogrybų kolonija, kurią aš čia irgi truputėlį pademonstravau, kaip atrodo mano darbas, kai aš darau tyrimus. Taigi, jeigu mes sugebam pamatyti tą koloniją, tai reikia žinoti, kad tai iš tikriausiai yra 20 arba 40% to grybo sudedamoji. Taip, tai yra tik ledkalnių viršūnė, o didžiausia dalis jo yra viduj. Tai yra iki 60% ir daugiau, tai irgi tie skaičiai yra preliminarūs, jis pasiskirsto viduje. Taip, taip pat ir su naminiais grybais, jeigu jūs pamatysit, kaip sakoma, rekomenduojama išpjauti, sakykime, jeigu ir tokias rekomendacijos tą pažeistą vietą, tai jūs turite žinoti, kad mažiausiai dar reikia pridėti gal ir 60%, taip, tos gal jums atrodančiai sveikos medienos, todėl kad tai yra labai giliai prasiskverbia jo hifai.
Taip, ir tie hifai atlieka tą mechaninį darbą, kaip paprasčiausia, nors ir milimetrų, bet praskelia. Taip, tai yra vienas dalykas, tai mechaninės ardymas, o biocheminis ardymas, kuris irgi buvo minėtas, kad mikrogrybai turi labai daug, gamina labai daug fermentų. Atrodytų man pačiai keistas mikroorganizmas sugraužia rąstą. Taip, tai reiškia, kokį galingumą jis gali gaminti cheminę medžiagą, kuri ardo, irgi paminėta, kad mediena yra pakankamai patvari medžiaga, kad jis sugeba jį tai suardyti. Taigi iš tikrųjų tai yra biocheminis jų ardymas, kai yra skiriamas fermentai, rūgštis, pigmentai skiriami, kas yra svarbu, pavyzdžiui, restauravimo meno kūrinių ir meno objektų, taip, įvertinti. Tai, kad jie ir hifai ardo, tai jūs galite irgi pamatyti, kad kerpės ne tik estetinį negražu, taip, kad ant akmens, pavyzdžiui, paviršiaus yra kerpės, bet jie padaro savo blogą darbą, kad jos yra irgi su savo hifo ar šaknų sistema, jau galima vadinti, nes truputėlį augalą požemį tikrai turi kerpės, taip, tai iš tikrųjų jos paprasčiausiai ir mechaniškai ardo, taip. Tai yra nedaug, tai yra mikro, bet tai yra veikia. Ir ne visai mano sritis, tai medieną ardantis grybai, nes ant meno kūrinių mes beveik jų nesutinkame. Tai mediena pagrindinės irimo formas yra puvimas, kurį mes vadinam. Yra irgi pabandoma sistematizuoti, susisteminti, tai liaudiškai irgi vadinam baltai arba rudai puvinį sukelia mikrogrybai. Baltuoju puvinio grybai, kai pradėjau, galvojau, surašysiu, pasistengsiu visus, gal išrinksiu fotografijas ir nuotraukas ir taip toliau, bet iš tikrųjų jie yra labai daug ir mūsų bendras pavadinimas sako, kad ten gali būti ir vienas, kitas ir trečias. Tikrai ne visada jie bus po vieną, gali būti ir po du, tai yra labai tokia sudėtinga sistema. O rudai puvinė sukelia kitokie truputėlį grybai ir mikrogrybai. Vienas pavojingiausių grybų tai yra trobagrybis. Kaip ir sakiau, kad aš dirbu su mikrogrybais ir mikrogrybus identifikuoti ir tuos metodus galima paimti sporas ir užauginti ant mitybinės terpės, kaip jūs atrodė ant lėkštutės. Štai čia taip, tai yra sudaromas, paimamas nuo užkrėstos vietos sporas, sudaromas ant sąlygos, kai mitybinė terpė, kuri turi maisto medžiagų ir vandens, ir laikomas tam tikroje temperatūrai, dažniausiai tai yra 28 laipsnių Celsijaus, ne šviesoj, kad ultravioletas nestabdytų to viso augimo. Mes pastebim, kaip auga kolonijas ir aš juos galiu identifikuoti ir pasakyti, kas tai per mikrogrybas. Su medieną ardančiais grybais aš negalėčiau paimti mėginio ir padaryti kaip ant maistinės terpės, tai daromas truputėlį kitaip. Galima imti mikrogrybą ir imituoti sąlygas ant medienos auginti ir tada identifikuoti, bet svarbu jo tokie požymiai. Taip, iš pradžių mes galim, pirmus požymius dažniausiai mes ir nepastebim, taip, mes pastebim tada, kai jau sakykime, vaisiakūnis jau išryškėja ir išlindo, taip galima vadinti, taip, bet pirmi požymiai geltoni ar rožiniai pūkeliai, vėlai pasirodo balta puri, kartais gelsvais ar rožiniai kreminiais dėmėmis va tos pavydalo grybiena ir virsta raukšlėta pilka tokia kaip plėvelė, taip. Iš tokių baisuoklių, tai yra irgi baltasis namo grybas. Iš tikrųjų, kai pradėjau žiūrėti ir tikrinti sistematiką ir visur, tai baltųjų naminių grybų yra priskiriami ir pavadinami daugeliu grybų, taip, nes baltų grybų susitinkama labai daug, todėl aš kartais norėčiau, kad, kaip sakant, neteisingai nepavadinti, labai aptakiai kartais visą laiką stengiuosi nurodyti tada lotyniškai pavadinimus, nes konkrečiai nors atrodo, apie ką mes šnekam, taip. Irgi, man šitą grybą teko matyti, nes senelio sodybai. Tai yra grybiena baltos spalvos, panašiai vatą. Ir tokias būdingas atsišakojusios, apvalios, pūkuotas, tokias kaip virvutės išlendusias, taip. Jis randamas dažniausiai rūsiuose, drėgnose patalpose, naikina miškuose perlaikyti ir įdrėkusią medieną. Man tai buvo klausimas, nes visą laiką
kai man užduoda klausimą, kaip jį naikinti, kaip kad jo nebūtų, ta prasme, ne konkrečiai šitą grybą, o apie bet kokį grybą, tai aš visą laiką pasaką pradedu nuo sunkiausio. Sakau, pirmą reikia turėti gerai paruoštą medžiagą. Sako, mes jau likti šitoj stadijai negalim turėti, jau mes gavom tai, ką turim. Taip. Bet pradžia visą laiką abėcėlė yra nuo to, kad medžiaga turi būti kokybiška. Ir rūsio grybas labai dažnai sutinkamas, grybiena palyginti silpnai išsiplėtojusi, taip švelnių, plonų plėvelių pavydulų iš pradžių jis būna taip, sunkiai kartais įtart, kas tai yra, bet vaisiakonis iš pradžių būna, kai jau susiformuoja, jau išlenda vaisiakonis yra baltas, vėliau pasidaro tamsiai rudas ir būdingas tas požymis balti pakraščiai tokie, kas būdinga. Taigi, kaip išvengti pastato biologinės pažaidos, tai yra labai daug sąlygų, kurias mes turime atlaikyti. Taip? Pirmas žodis sąlygos tai yra temperatūros ir drėgmė. Taip? Nežinau, ar pirmas, todėl kad pirmas gali būti ir gerai paruoštos medienos naudojimas statybom. Taip? Taip pat tas aspektas, kad gerai paruoštos kokybiškos medienos naudojimas, jeigu mes atliekam restauravimo darbus. Nes girdėjau tokius variantus, kai darant, taisant, restauruojant, buvo panaudota nepilnai išdžiovinta mediena. Ir tai yra, iškart skambina ir sako, didelis pavojus, taigi vos ne per vieną dieną mes pradedam kreiptis, pradedam aiškintis, kas, kaip ir jūs sakėt, ieškom priežastį. Taip, ir tada mes surandam, kad buvo mediena, gal ji ne visai kokybiškai buvo paruošta. Taip. Taigi, reiškia, jeigu mes panaudojam kokybišką medieną, žinom, kad ji yra gerai išdžiovinta ir sekam temperatūrų ir drėgmę, kiek mes galime viduj, išorėje mes to jau nevaldom, padarom, kad yra tinkamas oras srautas ir yra ventiliuojamas, taip, kas yra svarbu, taip, turėtume užtikrinti, kad sporas kuo mažiau patektų. Tai yra, pavyzdžiui, užkrėsto objekto į saugyklas arba šiaip iš senos sodybos nupirkom gražią spintą, bet jį gal truputėlį papilijusi, tai gal neverta vežti tiesiai į namus, o reikėtų su ja kažką daryti. Taip. Ir aišku, kai aš šneku apie mikrogrybus, tai yra švaros palaikymas, tai yra, kad mikrogrybų sporų bus visur ir visada. Taip, jos yra dulkėse atnešama iš lauko ir taip toliau. Tai yra labai svarbu nesudaryti tos sąlygos, kad jų nebūtų perteklius. Dar nepaminėjom apie grybų sporas, tai iš tikrųjų grybai dauginasi sporams, sporų susidaro labai daug, bet netgi jeigu mes sudarysim kraštutinės sąlygos ir grybas jau nesugeba išgyventi, sporas išgyvena labai ilgai ir išlieka gyvybingos. Apie sėklas, gamtos sėklas dar mokyklos laikus, aš girdėjau tokį pasakymą, kad jeigu žemė 50 metų neįkrystų nei viena sėkla, žemė yra sukauptas toks sėklų bankas, kad vis dėlto kažkas tikrai užaugs. Tikriausiai tas pats yra ir su sporo, taip, ko ir bijojo atidarant faraonų piramidės, kad bijojo, kad išliko tos sporos ir jos gavus tinkamas sąlygos gali labai pakenkti. Dabar, jeigu mes perinam, kaip organizuoti konstrukcijų turinčių biologinės žalos požymių tyrimų metodus, čia kažkiek jau truputėlį pabandžiau pademonstruoti su nuotraukom, tai pirmas, jeigu mes jau pamatom ir bandom įvertinti, kad tai yra biologinė pažaida, nes kartais man kreipiasi ir ne visada tai pasitvirtina, bet taip, jau mes mokam tam tikrą pelėsį atskirti, jeigu duona pelėje mes irgi atskiriam, taip, tai kartais inicijuojami tyrimai, taip, kad pasakyti, kas tai yra. Taip, kodėl tai yra svarbu, nes mes galime atsakyti klausimą, ar tie, pavyzdžiui, ar tie mikrogrybai skiria labai stiprius fermentus, kurie gali stipriai skaldyti kaip konkrečiai šitą substratą, konkrečiai šitą medžiagą, kokią dar žalą jie gali padaryti, ar jie labai rūgština, išskiria daug rūgščių, ar skiria fermentus, kurie labai aktyviai skaldė celiuliozę ir taip toliau. Bet tokių normų iš tikrųjų aš niekur nerandu. Taip, kad pasakyti, kiek yra normalu, kiek yra dar nenormalu ir kur yra tas pavojus. Ir kitas mūsų klausimas,
ta prasme, tyrimo metodai, tai iš tikrųjų aš paimai galiu pasakyti, kokie mikrogrybai. Iš tikrųjų jų yra labai daug, bet rinkinukas Lietuvos sąlygom būdingų tikrai leidžia skirti, kokiai genčiai jie priklauso ir iš to daryti tam tikros išvados. Ir kartais daromos patalpų oro mikrobiologinis tyrimas, kai žmonės ateina ir sako, jaučiasi tikrai pelėsio kvapas, reikia kažką daryti, ieškoti. Tai patalpų oro tyrimams yra jau tam tikros higieninius normos normatyvas, nes tai yra, kad mikrogrybai ir jų sporos turi tam tikrą patogeninį veikimą ir žmonių ir gyvūnų gyviems organizmams. Kaip vertinti biologinės pažaidos laipsnį? Čia reikėtų jau šnekėti ir su konstrukcijų vertintojais, todėl kad radau tokias 3 stadijos. Taip, pirma lengva, matosi įtarimas, kad yra, taip, antra yra pažeidusi ir trečia, trečia stadija, kai yra 40% yra pažeistos medienos. Taip. Tai kai aš pati su tuo nesusiduriu, man yra labai sudėtinga net įsivaizduoti, sakykime, kiek yra 40% rasto pažeistos medienos, jeigu tai yra padarė mikrogrybas. Taip. Bet žinau, kad ir mikrogrybai, ir bakterijos kartais vardijami kaip pagrindinė priežastis. Ir Varšuvos požeminio kolektoriaus įrimo procese buvo vardinamas konkrečiai tam tikra rūšis bakterijų. Taip, kad tai yra sukelia. Man pačia kelia nuostaba, bet jau dabar turėtų nekelti nuostabą, nes mes matėm, kaip paprastas mažas virusas sugebėjo sustabdyti visą pasaulį. Mes jau šitą patirtį praėjom. O kokie likvidavimo padarytos biologinės žalos padarinių likvidavimo metodai, taip? Tik norėjau visą laiką pabrėžti, kad turi būti tam tikros saugaus darbo taisyklės, nes visą laiką turėtų tai pasakyti. Ir čia dar kas yra blogai, kaukinė respiratorius galima pakeisti, bet gal šitoje vietoje gal kažkiek ar padeda kaukė, taip. Ir dar reikėtų su pirštinėm arba apsauginį drabužį, kad būtų, nes ir odą reikia saugoti.